Kiekvienas mes žinome savo vardą. Kiekvienas žinome savo vardą. Ar esat patenkinti gavę tokį vardą iš savo tėvų ar senelių, kaip jūs ten pavadino? Aš tai gavau vardą, nes mano močiutė pasakė mano tėvams, Rimantas bus ir viskas. Nu tai ką, ir tapau Rimantu. Tai norėčiau pasakyti tai, kad Dievas turi ne vieną vardą. Nes labai plačiai kalbam apie Dievą, labai daug detalių yra ir labai sunku sutalpinti būtų vieną vardą. Ir vienas iš jo vardų, kurį atradau Izaijo knygoje 65 skyriuje. Ir galime mėlyje atsiversti 65 skyrių. Ir mes paskaitykime vieną iš Dievo vardų, 16 eilutė. Kas tik norės savo laimės krašte, tas savo linkės palaimos Dievo, kurio vardas Amen. Na, mes matome tokį vardą Dievo Amen. Ir mūsų kultūroje tas žodis Amen labai jau dviprasmiškas yra. Vienu atveju jisai vartojamas yra kaip maldos ar dvasinės minties užbaigimui. Žinot, pasako maldą arba kokią dvasinę mintį pasako koks dvasininkas ir sako, tai buvo Dievo žodis. Amen. Bet taip pat kitų atveju naudojamas gyvenimo pabaigai, kai sako, na kągi, tau amen, bičia. Nu, tai sako, nu dabar tau amen, dabar tu gailėsis, kas tau bus. Tai man taip jaunystėje sakydavo dažnai, kai buvau padykęs toksai, nu dabar tau amen. Nu, ir tai mano asociacija yra, kad tau bus dabar galas. Bet hebrajų kalboje žodis amen reiškia iš tiesų, tiesą sakant, tikrai. Pamenat, kai Jėzus sako, iš tiesų sakau tau, dažnai kartoja. Tai tas žodis iš tiesų hebrajiškai skamba, amen, amen, aš tau sakau. Amen, aš tau sakau. Tai pasakytų, kad Dievas nori pasakyti, kai jis sako, amen, amen, tau sakau. Reiškia, aš tikrai tau sakau tiesą, iš tikrųjų, nejokaudamas, be jokių paslėptų minčių. Aš kalbu iš viso širdies. Tikrai, tyrai. Tai Dievo vardas yra tas amen, reiškia iš tiesų. Ir štai po 800 metų nuo tų Izaijo žodžių apie Dievo vardą, amen, Jonas rašo Jėzaus žodžius Apreiškimo knygoje. Atsiverskime šiandien Apreiškimo knygą, kurią mes šiandien ir patyrinėsime. Apreiškimo knyga 3 skyrius. Ir paskaitykime 14 eilutę. Laudikėjos bažnyčios angelui rašyk, taip skelbia amen, ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas. Mėlyjei, tai kalba amen. Tai reiškia dabar, čia kaip Jėzus kalbės, jisai sako, aš kalbėsiu tiesą, iš tiesų. Aš kalbu rimtai, iš tiesų. Ir štai 15 eilutė. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drugnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Sako, aš žinau tavo darbus. Mėlyjei, mes esame krikščionis. Mes galvojame, kad Dievas mato nedorėlių darbus. Jis mato tą visą neteisybę, kuri yra pasaulyje, bet jisai mato, žinokite, ir krikščionių darbus. Aš žinau tavo darbus. Ir šitie žodžiai skirti yra ne pasauliečiai, ne žmogui, kuriam Dievas nerūpi. Čia skirti žodžiai tikinčiajam. Ir Dievas sako, vat, Jėzus, aš žinau tavo darbus. Aš žinau tavo gyvenimą. Aš žinau tavo darbus bažnyčioje. Žinau tavo darbus tavo namuose. Aš žinau tavo darbus ir
mokykloje, darbuose, tarpe draugų. Ir štai norėčiau aš to pasakyti vertinimą. Kokią tu norėtum savo gauti vertinimą nuo manęs, sako Jėzus. Ar norėtum gauti 10 balų? O gal tu pakaktų 8, jeigu pasakyčiau? Ar būtum laimingas, jeigu pasakyčiau, kad 6 balai? Manau, būsi labai nepatenkintas, jeigu pasakysiu kuolas arba 2. Taigi, kokį tu norėtum gauti balą iš manęs? Ir štai Jėzus kalba toliau. Ir jisai sako, tu nesi nei šaltas, nei karštas. O kad tu būtum šaltas arba karštas. Tu nesi nei šaltas. Nėra taip, kad aš tau nerūpėčiau, sako Jėzus. Nes tie žmonės, kurie yra šalti, jiems Dievas nerūpi. Jie gyvena patys savo. Nutrūkę visiškai santykiai su Jėzumi. Jam jis nerūpi. Jis yra šaltas santykiai su Dievu. Nieko nėra tarp jų. Ir nėra apie ką čia kalbėti. Karštas tai yra tas, kurio širdis tiesiog šokinėja dėl Dievo. Jis yra intimume su Dievu, artimuose santykiuose. Jis galvą guldytų dėl Dievo. Jis visam pasauliu nori pasakyti, kad Dievas yra. Ir savo gyvenimu gyvena pagal jo žodį. Jis yra karštas. Bet štai Jėzus, žvelgdamas į paskutiniųjų laikų savo tautą, savo žmonės sako, žinai, tu nesi nei šaltas, bet nesi nei karštas. O kad tu būtum karštas arba šaltas. Bet dabar tu esi drungnas, šiltas. Štai šaltas su karšto vandeniu susimaišo ir gaunasi drungnas. Vadinasi, yra tokio ir netikėjimo, yra tokio ir uolumo tavo gyvenime. Bet noriu pasakyti, sako Jėzus, kad kai esi šiltas, aš tiesiog išspjaunu tave. Aš galiu išspjauti tave. Kitais žodžiais galim pasakyti pažodžiu, išvemsiu tave. Kodėl Jėzus sako išvems? Kodėl apskritai žmogus vemia? Tai yra svarbi žmogaus organizmo funkcija. Jeigu organizmas pajunta, kad tavo organizme yra potencialus toksinas ar sveikatai kenksmingi dalykai, smegenys duoda impulsą, kad reikia išvemti tą dalyką, kas yra tavo skrandyje. Nes kitaip jis apnuodys tave. Ir Jėzus nori pasakyti, kad toks tavo būdas kaip šaltas ir karštas nuodija tavo organizmą. Nuodija mano bažnyčią, mano kūną, sako Dievas. Nes Jėzus yra galva kūno, galva bažnyčios. Ir aš išvemsiu tokį gyvenimo būdą, kuris esi tu, šiltas. Bet negali būti. Arba tu būk šaltas, arba tu būk karštas. Bet šilto negali būti. Veidmainystė neras vietos niekada Kristaus ištikimoje tautoje. Veidmainystė tai yra, kai viena koja čia, kita koja ten. Taigi, štai Jėzus nurodė, kaip mes save matome ir Jėzus nurodė, kaip jis mus mato. Pasižiūrėkime, kaip jisai mums nurodo, kaip mes save matome. 17 eilutė, 3 skyriaus. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. Žinoma, čia eina kalba nebūtinai apie tai, kad pinigais turtingas. Gali būti turtingas pinigais čia, žinoma, nes turtai irgi daro savo. Bet taip pat ir sako, turtingas turiu viską, ką turiu supratimą, kas vyksta pasaulyje. Aš labai puikiai suprantu, kas vyksta politinėme pasaulyje. Suprantu, nes parašyta rašte, pranašystės yra tam tikros išvardintos. Aš suprantu ir žmogaus šiek tiek psichologiją. Nes raštas irgi sako, kaip suprasti žmogų, ar ne, ką kalbėti, ką nekalbėti. Aš labai esu gerai išugdytas. Aš suprantu daug tiesų iš Dievo.
Aš suprantu tai, ko nesupranta daugelis kitų tikėjimų. Ir žmogus jaučiasi, kad neva jisai yra protingiausias iš visų, nes turi geriausią supratimą, geriausią teologinį išsilavinimą turi. Aš esu turtingas. Ir aš nebijau sėsti tai su pravoslavo teologu, tai su protestantų teologu ar katalikų teologu, nes jie netaip supranta, bet aš galiu jam paaiškinti. Taigi sako, aš esu turtingas, pralobęs ir man nieko nebereikia. Kągi tu mane gali pamokyti? Aš tą suprantu. Jis patenkintas savo būseną. Aš esu laimingas. Bet štai Jėzus kaip mato tave. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Tai štai kaip mes matome save, o štai kaip Jėzus mato mus. Mes savo rašome 10 balų, todėl kad atrodo, ko dar reikia, ką aš dar turėčiau žinoti, kad aš jau viską žinau. Ir tu man gali nepatarinėti, nes aš suprantu tai ir žinau, girdėjau 100 kartų. Bet Jėzus pasakė žodžius, tugi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Štai, mėlyjeji, nekoks yra mums pažymys nuo Jėzaus. Mes savo 10 rašome, bet Jėzus mums rašo, net neįsivaizduoju, bet rašo apgailėtiną pažymį, dėl ko tikrai nepatektum į kitą klasę. Brangieji, Jėzus turi labai gerą savybę, jis kovoja dėl savo tautos. Tai mesgi esam jo vaikai. Jeigu mes, kurie turėjome vaikus mažus, kurie dabar galbūt išaugę, ar kur dar auginate, jeigu matote, kad vaikui sunkiau sekasi mokykloje, ką tėvai daro? Kai vaikas sėdi ir verkia, jam nesiseka kažkas tai, ar ne? Nesiseka pakelti savo pažymį aukštesnių. Tėvai stengiasi padėti. Bent mes tikrai stengiamės padėti. Ir ačiū Dievui, kad dėl tos pagalbos, dėl to kartu įnešto darbo, dėl to tikėjimo, dėl to padrasinimo, dėl to galbūt ir pastumimo šiek tiek, motyvacijos, šiandien mūsų dukros išsilavinusios yra ir dirba pagal savo įgytas specialybės, laimingos. Taigi, ar to paties Jėzus nenori? Prisėsti su tavimi atliekant namų darbus, kad tavo gyvenimas būtų ne 2 balų, bet 8. O, jeigu tavo vidurkis būtų 9, net nesitikėtum 10, užtenka, kad 7 ar 8 ar 9 būtų jėto, aš būčiau pats laimingiausias. Taigi Jėzus nori stengtis prie vaikų pasėdėti ir pakelti juos. Todėl jisai sako, 3 dalykų tau reikia. Tau reikia 3 dalykų. Ir jisai paminėjo juos. Taigi, paskaitykime pirmąjį dalyką. 18 eilutė, 3 skyrius, apreiškimo knyga. Taigi, aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum. Tai kad aš pralobęs esu. Aš turtingas. Ne, aš tau sako, noriu pasiūlyti pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso. O ką aš su juo darysiu? Tai tu supras, kas yra ugnyje išgrynintas auksas. Auksas, jisai kaitinamas, kol visos priemaišos aukso išeina į viršų, jas nuvaloma yra ir jisai toks tampa auksas skaidrus, kad tu pasižiūri tą auksą, kaip ugnyje gryninamas. Tu matai savo atspindį. Ir kas tai yra tas ugnyje išgrynintas auksas? Tai Petras puikiai mums pasako, jeigu jūs atsiverstumėte Petro laišką, 1 Petro laiškas, ne, čia truputėlį reikia atgal, 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 7 eilutė. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugdymi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kaip sireikš Jėzus Kristus. Taigi tas ugnyje išgrynintas auksas simbolizuoja išmėgintą tikėjimą, kuris išliks iki galo. Išmėgintą tikėjimą simbolizuoja. Dabar, kai ateina silpnumo akimirkos, žmogus turėdamas tikėjimą, jisai palūžta. Kuo vertas tas tikėjimas, jeigu tu palūžti, kai ateina sunkmetis?
Jeigu tu darai namų darbus ir tau nesiseka, tu meti tą savo parkerį, knygą, pasimi savo už galvos ir nieko nebenori, verki. Čia yra tikėjimas, kurio vertinimas yra dvejetas. Tikėjimas ugnyje išmėgintas, tai yra tas, kuris jis eina pirmin. Pasižiūrėkite tie žonglieriai, kurie žongliruoja, ar ne, kamuoliukais visokiais, lankais, žongliruoja. Ar jūs galvojate, kad jis prieš tą numerį nesirepetavo? Pavyzdžiui, aš esu matęs irgi tokį dalyką, žongliruoja su lėkštėmis. Nemažai lėkščių, jis mėto į viršų ir gaudo, kaip jis ten nukrenta. Bet kita nuotrauka šalia buvo šimtai sudaužytų lėkščių. Kaip jisai pirmą kas stengiasi, kai kryto ten lėkščias, kryto ten, niekaip nepavyksta ir taip toliau. Ir ką jis dabar daryti turėtų? Ai, neapsiimsiu. Ne, jis stengiasi, jis lavino rankas, viską darė. Ko reikia? Ir jis išmoko. Ir dabar žmonės sako, valio, šaunu, kaip gerai tu moki, bet kiek kainavo pastangų, tikėjimo, nenusivilti, imtis ryžto. Taigi, jeigu tu turi gyvenimo svajonę, siek. Taigi, mes turime gyvenimo svajonę būti su Dievu amžinai, kaip tikintis. Būti su Dievu amžinai, patikėti, kad Dievas ateis ir pasiims savo vaikus pas save. Turi tą tikėjimą. Tai ir gyvenkime to tikėjimu. Netgi kai ateina sunkus laikai, tegul tie sunkus laikai kaip ugnis, grynina tą tikėjimą, bet jis išliks tvirtas, jeigu mes atlaikysime. Toliau antras dalykas, ką jis pasiūlo, Jėzus, jis pasiūlė štai ką. Baltus drabužius siūlau tau pirkti iš manęs, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Kad tu paslėptum savo gėdingą vaizdą. Tai koks tu dabar esi, sako, tu nesi išgelbėtas. Kodėl? Nes rūbai, ką reiškia balti rūbai rašte? Sako, tu nusipirk iš manęs baltus rūbus, kad pridengti gėdą. Kas tai balti rūbai? Pasižiūrėkime Izaijo knygoje, atsivertę, 61 skyrių, 10 eilutė. Izaijo knyga, 61 skyrius, 10 eilutė. Visa širdimi džiaugiuosi viešpačiu, džiugausiu savo Dievu, nes jis mane aprengė išganimo rūbais ir apsupo teisumo skraiste, lyg jaunikį besipuošiantį vainiku, lyg nuotaka besidabinančią vėriniais. Taigi, sako, jis aprengė mane išganimo rūbais. Pirk iš manęs rūbus. Tai yra išganimo rūbus. Kada tu tikrai būsi pridengtas, tavo nuogumas bus pridengtas, nes tu būsi tikrai išganytas. Atsiminkite, kai Jonas sako, aš matau didžiulę minią, kuri baltai apsirengusi, tai yra išgelbėti iš žemės žmonės, kurie giedoja viešpačių giesmes. Taigi rūbai simbolizuoja išgelbėjimą. O būti apsirengusiam baltais ir švariais rūbais reiškia turėti glaudžius santykius su Dievu. Na ir trečią dalyką, ką jisai siūlo pirkti, tai yra, kas parašyta? Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum, nes dabar tu esi aklas. Nematai tikrosios savo būsenos. Žmogus galvoja, kad jam gerai, jis nesupranta ir tau sako, reikia tepalo. Kas tas tepalas? Efeziečiams 1 skyrių atsiverskime, mėlyjei. Laiškas Efeziečiams Paulius parašė Efezo bendruomeniai tokius žodžius. 1 skyrius, atsiverskime 18 eilutę. Įdant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Mėlėjai, kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kad praregėtume, kad pamatytume savo tikrąją dvasinę būseną. Taigi, Jėzus suteikė jiems galimybę pirkti. A už ką? Už ką pirkti iš Jėzaus?
to ugnyje išgryninto aukso arba tikėjimą, tuos baltus rūbus, tai yra išganimą, ir to tepalo akims, kad mes pamatytume savo būklę ir viltį suvoktume. Pirkti, tai reiškia, tai nepaprasta, tai ne tai, kad dovanai. Pirkti, atsižadant savo tuos malonumus, atsižadant savo tą puikybę, turi kažką paaukoti. Taip, skiriant laiko, tai yra auka. Tu paaukoji tai, atsižadi to. Ir tai kainuoja tau, tai tau kainuoja. Taigi, brangieji, Kristus nenuleido rankų dėl šios bažnyčios, Laodikėjos. Kokie jie bebūtų blogi, jis mylėjo laodikiečius. Tačiau ši meilė skleidėsi per priekaištus ir discipliną. Nes Viešpats baudžia, kad mes nebūtume pasmerkti su pasauliu. Štai kodėl tėvai, jie susirūpinę yra. Jeigu jie mato, kad vaikas tampa kitoks, jis ima galvoti, tėvas su motina, kas jo draugai, su kuo jisai susideda. Matote, yra įvairūs žmonės gatvėje. Nelaimiai, kai kurie iš jų visiškai neauklėjami yra. Kai kurie iš jų yra kaip paleisti mustangai laukuose, nesuvaldomi yra. Nes jie neturi gero pavyzdžio šeimoje. Vaikai neberūpi. Rūpi jų tėvams malonumai arba jų pačių gyvenimas, o vaikų gerovė net nesirūpina. Tik tu neverta, ar kompiuterį duoda, ar eik tu kur nori, pinigų nusipirksi savo ir taip toliau. Taigi Viešpats mus baudžia, kad mes nebūtume pasmerkti su pasauliu. Pirmas laiškas Korintiečiams, atsiverskime, Paulius. Laiško Korintiečiams, 11 skyrių, 32 eilutė. O kai Viešpats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Jis tai tikrai mus stengiasi prilaikyti, kad neįtume į pasaulį. Neįtume į pasaulį malonumą ieškoti. Arba savo šlovės. Nes dažnai mes tai nesuvaldysime. Patarlėse parašyta, nes ką myli, tą Viešpats sudraudžia, kaip tėvas mylima savo sūnų. Taigi vienintelis kelias laodikiečiams per tikrą atgailą - nusigręžti nuo savo malonumų ir pradėti viską naujai. Na ir štai eina į pabaigą Jėzaus žodžiai, jis to neužbaigė. Jisai supranta, kad yra nepaprasta išgirsti tuos žodžius. Ir kas nutiko? Paklausykime Apreiškimo 3 skyrius, 20 eilutė. Štai, ką jisai sako. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Jėzus užbaigė jo kreipimąsi į bažnyčią, vaizduodamas save stovinti prie durų ir beldžianti. Tai yra, mums primena įsimylėjusi vyruką iš giesmės knygos, kuris beldėsi prie savo mylimosios durų ir maldavo, kad jinai jį įleistų. Iki šiol, kur mes dabar skaitėme, iki šiol yra įspėjimas visai bažnyčiai, bet Apreiškimo knygos 3 skyrius 20 eilutė yra skirta individualiai žmogui. Ten sako visos bažnyčios būklė. Tu esi aklas, plikas, beturtis, apgailėtinas, kalba apie visą bažnyčią. Taip nėra, kad, bažnyčia yra puikiai. Ne. Prastas balas. Ir pasakė, ko reikia bažnyčiai. Bet dabar atėjo momentas, jis beldžiasi į kiekvieno žmogaus asmeniškai širdį. Ir visi tie, kurie atvers duris ir pakvies Jėzų pas save, turės artimą mielą vakarienę su juo, kuris nurodo artimą bendravimą. Na, čia Jėzus kalbėjo Laodikėjos bažnyčiai, Apreiškimo knygoje. Nes jisai kalba
kalbėjo prieš tai 7 bažnyčiams ypatingą kalbą paruošęs. Efezo bažnyčiai, Smirnos bažnyčiai, Pergamo bažnyčiai, Tiatyrų bažnyčiai, Sardų bažnyčiai, Filadelfo bažnyčiai ir galiausiai 7 bažnyčiai, Laudikėjos bažnyčiai. Ir kas ta Laudikėjos bažnyčia? Kurio laikmečio čia yra tikintieji? Aišku, tuo metu Laudikėjos miestas buvo labai toksai jau žymus, uostamiestis gražus, ar ne? Ir jie skaitydami apie save, įsivaizduokite, taip, tas pats, kas mums būtų parašyta, Kėdainių bažnyčiai Jėzus kalba. Aš, žinokit, priimčiau asmeniškai. Ir įsivaizduokit, pasakyta būtų, Kėdainių bažnyčiai sakyk. Taip skelbia Amen. Ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas. Žinau tavo darbus. Jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drūgnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. O tu sakai, aš esu turtingas, pralobęs, nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Kėdainieti, Kėdainių bendruomenė, aš siūlau tau pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso. Vilniaus bendruomenė. Aš siūlau baltus drabužius. Airijoje, Norvegijoje, čia bažnyčios. Kad nebūtų matoma gėda jūsų. Tepalo siūlau pirkti, kad pamatytum, kokia situacija yra. Aš baru ir ugdau tuos, kurias myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Ir dabar jisai kalba, kiekvienam asmeniškai, štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu. Ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Taigi, kokiu laikmečiu? Tenais kalbėjo Laudikėjai, bet iš tikrųjų tai yra apreiškimo knyga, pranašysčių knyga, epochoms kalbanti knyga. Ir štai mes atrandame tokį įdomų tekstą apreiškimo knygoje 16 skyriuje, 15 eilutė, kuri parodo, kad ta žinia Laudikėjos bažnyčia yra paskutiniųjų laikų Dievo bažnyčia. Apreiškimo knyga 16 skyrius 15 eilutė. Štai Jėzus sako, štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. O mes matome, kad Laudikėjai pasiūlė drabužius įsigyti. Palaiminti, kas sergsti savo drabužius. O kas yra tie drabužiai? Atsimenat, kai cirinėjome? Tai yra išganimas. Palaimintas, kas saugo tą išganimą nuo manęs. Taigi rūbai buvo duoti Laudikėjai ir tai yra paskutinių laikų žmonės, kurie laukia Kristaus sugrįžtant. Ir pabaigai tekstas, Jėzus pabaigė teksto pažadu savo paskutinių laikų bažnyčiai. Nugalėtoją aš leisiu atsisėsti šalia savęs. Čia 21 eilutė, 3 skyriaus. Nugalėtoją aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo sostę. Panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo sostę. Taigi tai nuostabus pažadas yra. Man asmeniškai tai yra vienas nuostabiausių pažadų, kalbant apie, kuris kalbėjo apie kitas bažnyčias. Įsivaizduokite nugalėtojai, kuris nugalėjęs tą paskutinę kovą šiame pasaulyje, tikėjimu, sako, aš leisiu šalia savęs atsisėsti savo sostę. Taigi, brangieji, ar sutinkate, kad ta būsena, Laudikėjos būsena labai primena ir mūsų pačių bažnyčios būseną šiandieną? Kad netgi primena mano asmeninę būseną, mano asmeninę tikėjimo būseną. Jeigu mes jaučiamės, kad mums viskas gerai, jeigu mes jaučiamės, kad man jau nieko nebereikia, aš visko patenkintas esu, žinokit, yra pavojus. Žmogus, kuris mato savo problemas, mato savo nuodėmes, turėtų dėkoti Dievui. Reiškia, jisai turi pasitepęs akis. Jis nepatenkintas ir jisai kalba Dievui, pasakoja Dievui, padėk man, aš nusidėjėlis. Tai aš noriu pakviesti jūs, kad su nuolankumu, su atsivertimu, su atgaila nuoširdžia išpažintume Dievui savo gyvenime tai, kas nebuvo išpažinta. Pripažintume tai, kad mes klydome, kad mes per daug gerai galvojame apie save, per daug pažymė gerą savo rašymę. Ir prašykime Jėzus pagalbos mums, o jis visą laiką padės.
Jis visą laiką stengsis būti su mumis, mūsų sunkiausiamis akimirkomis, aprūpinti viskuo, kad išlaikytume tikėjimą iki galo. Toks šiandien buvo Dievo žodis, te laimina Dievas jūs visus. Amen.